Sveiki kolegos, sveiki žiūrovai. Oras ne kažkoks, lietus, Latvijai stovi prie kelto, vakar atvažiavom. Šiandien 11 val. Keltas tik tais. Tai nusprendžiau pastudijuoti biški, kas kur, kaip sakant, maršrutai kokie bus. Čia iš tikrųjų net nežinau, kaip perkels palydą per kurves, bet va daugmaž pasižiūrėjau žemėlapį. Čia iš Nynišgamo uosto yra du keliai. Kaip čia, kad jūs matytumėt. Norvegija. Čia va įsivaizduoju, kad Bergenas yra. O čia reikės man išsikrauti. Čia išsikrovimas yra Norvegijoje. Bet yra du keliai. O kaip palydavęs, neaiškus. Čia negabaritas, labai yra platus. Vienas yra 1017 km. Čia kur pažymėtas. Pro Oslą. O sekantis yra tuoj paskaičiuos. Ir kur rodo kilometražą. Aha, biškį netai padariau. Man reikia, kad jis persijungtų mėlyną spalvą. Grįžtam biškį atgal. Gerai. Vaiva. O kitas yra 1124 km. Tas kelias. Aš manau, kad per tą kelią jis ves. Nes kas yra čia, jeigu pro Oslą eit pro viršų, 6 gal, bet man mažiausiai dabar rūpi visas tas. Bus įdomiausiai, kad žiūrim iš kur važiuojam, į ką važiuojam. Taip. Mes galim vesti koordinatės iš tikrųjų į pasikrovimo tašką. Bus 70. Taškas 315 242 tarpas ir 25 0462 0462 ir 272. Žiūrim, ką turim. Nu, kažko neranda jis, ne? Ai, nepadėjau po 25 taško. O taip reikėjo. Ir žiūrim. Atstumas 1806. Čia kai išsikrausiu tą modulinį namuką. Ir galvoju, kaip važiuoti. Čia 6 yra uždarytas. Čia 6, kaip
tvirtinti. Čia 6 kažkur uždarytas yra, tas, kur nuošliauža yra. Tai galvoju, gal net nevažiuosiu. Bet reikėtų važiuoti tikriausiai man iki Stjordalo vėl. Grįžti iš Norvegijos į Švediją. Ir 14 eiti iki pat 45 ir kilti viršų. Čia būtų geriausias variantas. Jeigu toks variantas, tai kiek čia bus kilometrų? Čia bus 1826 kilometrai. Iki pat viršaus Norvegijos šiaurės. Ten jau ir žiema gili. Tai čia man kelionė bus įspūdingai ilga ir nuobodi. Nes jeigu Norvegijoje važiuoti visą kelionę 6, tai blemba čia. Eiti visur. Labai daug čia tokių perėjimų, keltų jaučiu bus, nes nesuvažiavęs iš tikrųjų dar, nesuvažiavęs. Tai va, yra optionas 1, optionas 2 ir optionas 3, tai čia dar per apačią gali eiti į Švediją. Bet čia nėra tikslo bevažiuoti į tą pusę. Jo, iš ten pasiemu vieną techniką ir po to atvažiuoti man reikia 140 km į Altą. Nupiešiau kažką. Reikia į Altą atvažiuoti. Tos atstumas ir 140 km. Ir po to jau namo. Ir po to namo, o namo jau bus grubiai galim pasižiūrėti. Mes taip, iš čia į Nynižgamą darom. Vėl taip pat. Švedija. Žiūrim, ką turėsim iki kelto, iš ten pasikrovė iš Norvegijos viršaus. Tūkstančiai 165 km dar iki kelto paskiau. Ten da 140 gal išaltos bus, realiai niekas nepasikeis, Alta yra čia, tai vis tiek grįšiu. Tegu būna 1500 kažkas 20 km gal gausis. Ir va tokį atstumą dar reikės man grįžti. Vienu žodžiu, suvažinėsiu bele kiek kilometražų dabar per tą laiką. Bele kas. Nežinau, gal šef sakys važiuoti šauti tiesiai iš čia per Suomiją į Estiją iš Helsinkį. Kas čia? Estonija, Latvija, Litueinija. Gal tai bus greičiau negu čionais. Pažiūrėsim, pakoreguosim dar tą visą reikaliuką. Tai va, vienu žodžiu man reikia. Sundas, tai kažkur va iš čia šauti į patį viršų čionais. Čia jau realiai nieko nebėra, čia jau viskas baigėsi, visa ta Norvegija šiaurės. Jo, čia skaityk va yra Suomija, čia jau yra viskas Rusija. Jo, čia Rusijos čia jau Rusija. Aš būsiu pačiam viršui. Bus linksma. Ištepė planšetę. Tai va,
tokia mano kelionė laukia. Tiek kilometražų, tokie atstumai. Visą realiai Norvegijai pervažiuoti. Skaniai ką, naujas padangas. Nuo priekio iki galo jį sudėjo. Galiu padėkoti šefams. Viena problema yra čionais. Nežinau, kas čia nutiko. Nikados nebuvo to dalyko. Bet va tenais va leidžia. Ten leidžia palei langą. Ir čia šitais va kapsi. Va, matot, ir vandens lašas. Kapsi vanduo per lietų. Dabar ten skudrą padėjau, tai kad, nes čia yra pačioj saugiklių dėžė pas manęs. Tai kad nebūtų kažkokių tai problemėlių, galvoju, kad nesutrumpintų kas nors. Tai va, šausim. Ilga kelionė, nusimato šakės. Matot, rasuoja net langai visi ir iš vidaus. Stovim, atsistoju, dar vis dieną stovėti. Visą dieną. Nu, bet ten tiek to jau sakau, ten yra viduj tualetas, dušai, tai jokių problemų nėra. Nusipraust, nusimaudyti, reikalus atlikti. Pilna karinės technikos stovi irgi pristatyta. Tai va, užsikrausim kamerą ir filmuosim kelionę visą. Paskiau žiūrėsiu į YouTube, dėsiu ilgą video. Nu kaip ilgą, pasistengsiu. Valandą, pusantros gal kažką tokio. Nes ten tikrai bus ką pamatyti. Pats dar iš tikrųjų nematęs. Jo, mane galite rasti YouTube, Dan Lori 78. Spauskit patinka, jeigu norit. Norit tai pažiūrėkit. Tai va, nu ką, iki. Laukit kitų video.